Mes turim paruošę tokių klausimų ir jums reikėtų kiekvienam išsitraukti po vieną klausimą ir jį perskaityti ir jį atsakyti. Prašau, aš irgi išsitrauksiu. Galima perskaityti iš anksto? Ne, reikia perskaityti ir tada iš karto sakyti. Su kuriuo iš filmo personažu svajoji susipažinti ir kodėl? O, blemba. Personažų, tai iš karto kažkaip į vaidybinį kiną labiau nuteikia. Bet aš pasirinksiu tokį, kad tikrai labai norėčiau susipažinti su Sakamoto, kuris dėja mirė, bet būtų žiauriai įdomu su juo pabendrauti ir pakalbėti. Nes tikrai nuostabus kompozitorius, jo muziką klausau, nežinau, nuo ankstyvos paauglystės, sukūręs daugybę muzikos tiek kinui, tiek viską, nuo šokių muzikos iki ten vos ne roko, iki visiškai klasikos, manios, iki ambiento, tai jo, būtų labai įdomu pašnekėti, pabendrauti ir susipažinti su tokiu kūrybingu žmogum. Mano buvo klausimas, kurio filmo režisierių norėtum pakviesti kartu išgerti, koks gerimas tai būtų. Tai aš galvojau, kas yra realu. Tai visai šiaip nemažai yra realu, ką galėčiau pakviesti, nes ir dėl to, kad važiuoja, čia dar kažkas ir panašiai. Bet gal aš visgi pakviesčiau Davidą Cronenbergą. Man tikrai patinka jo kūryba. Tai aš mielai su juo išgerčiau ir gal tiesiog nebūtinai kalbėtume tikiuosi nekalbėtume gal apie jo filmus, nes galbūt jam keista būtų. Pasikvietė ir kalbam apie jo kūrybą. O koks tai gėrimas būtų, tai būtų koks nors kokteilis įdomu, ką jis įgeria, gal kokį ten viskį su kažkuo, tai ten, nežinau, aš kažką tai tokio, viskį sour, gal. Nežinau, kas su juo tiktų. Gal Bloody Mary. Gal Bloody Mary, tą patį galvojau. Bloody Mary. Benita? Mano klausimas, kurio kino pavasario filmą nerekomenduotum mamai, bet rekomenduotum savo simpatijai. Kodėl? Wow, kiek daug tų filmų. Ir mama tikrai žiūrės šitą įrašą. Tai aišku, aš rekomenduočiau gal erotinę programą, taip iš karto. Nesvarbu, kad tai yra simpatija, bet man atrodo gal visai geras toks pirmas žingsnis pasitikrinti, ar sutampa čia mūsų požiūris bendrai kiną, nes man siaubo erotika labai patinka, tai toks būtų pasibandymas. O jeigu reikėtų išrinkti vieną filmą, kurio mamai nerekomenduočiau, bet rekomenduočiau simpatijai, galbūt tai galėtų būti Jausmų imperija. Pavyzdžiui. Toks, kad jau būtų challenge'as tikras. Tai tikrai va, toks esminis siaubo erotikos filmas. Prasitestavimai. Labai tinkamas filmas. Oi, sudėtingas klausimas, kuris kino pavasario programos filmų personažas tau atrodo geriausia kompanija piligriminė kelionė ir kodėl? Aš kadangi, pasimsiu špargalkę, kadangi žiūrėjau iš esmės, tai beveik praktiškai tik tai retrospektyvinius filmus ir truputėlį kitų, tai taip... Tai gali iš retrospektyvių rinktis. Taip, aš iš jų turbūt ir pasirinksiu, tik tai labai įdomus, tai tokie pakeleiviai būtų piligriminiai kelionį būtent. Gal, bet ne, bet aš žinau, bet aš tą patys, atspėjau mano mintis, Barbarella būtų tas personažas. Piligriminė kelionė laivu, Space laivu ir jinai šiaip jau būtų patyrus daug visokių nuotykių, tai su ja labai būtų nebaisu leistis į bet kokias keliones ir nereikėtų daug daiktų neštis, nes kaip rodo jos kelionę filme, tai galima kostiumą pasidaryti iš bet ko. Jisai ateina tiesiog pas tave. Tai Barbarella. Sveiki, aš esu Ona Kotryna Dikavičiūtė, semiotikė ir kino kuratorė ir šiais metais prisijungiau prie kino pavasario programų sudarytojų komandos ir šiandien esu čia su savo kolegomis ir mes susitikome likus 2 savaitėm iki festivalio pradžios pasikalbėti apie didelį visų metų darbo etapą, kuris pasibaigė grįžus iš Berlyno kino festivalio ir parsivežus jau paskutiniuosius šių metų filmus ir pagalvojom, kad bus labai gera proga ir mums patiems
praleisti šitą valandą, kalbant apie tai, kokią programą pavyko jums paruošti. Tai su manimi šiandien yra programos vadovė Dovilė Grigaliūnaitė. Sveiki. Ir programų sudarytojai Benita Paplauskaitė ir Karolis Žukas. Hello. Tai šiaip įdomu turbūt ir klausytojams, žiūrovam bus išgirst, kiek jūs pažiūrėjote filmų tam, kad atsirastų šita programa. Tai gal tokio nevedam statistikos, kiek kiekvienas esam pasižiūrėję, bet mūsų akiratyje sudarinėjant programą be trumpametražių filmų, o ilgo metro tai tikrai yra apie kokie 2000 virš 2000 filmų, gal truputėlį dar ir daugiau. Tai nereiškia, kad absoliučiai visus tuos 2000, ne, gal net ir daugiau, kad esame juos pasižiūrėję visus nuo pradžios iki galo, bet tikrai susipažinę su tais visais filmais ir didžiumą jų pasižiūrėję pilnai. O nežinau, gal kiekvienas pasižiūrim tikrai virš gal 500 daugiau, bet nenoriu spekuliuoti, nes gali būti tas skaičius neteisingas. Visai įdomu sužinot, minėjai, kad tai yra surinkti filmai, kurie labiausiai atspindi, kas domina jaunus, galima taip sakyti, pradedančius kūrėjus Europoje. Tai gal, pavyzdžiui, Karoli, gal tu galėtum papasakoti apie filmus, kurie yra atrinkti arba išskirti kelis, kuriuos norėtųsi kažkaip parekomenduoti. Ar... Ja, tai aišku, visi prašom prisijungti. Ja, taip šiaip gavosi tikrai tokia faina programa ir labai įvairūs filmai, nuo ten kriminalinių tokių dramų iki ir kažkokių coming of age filmų. Apskritai šiais metais visa programa įsiskiria to, kad visai daug Afrikos kino bus ir konkurse taip pat atsidūrė du filmai tokie afrikietiški. Tačiau koprodukcijos su Europa turbūt yra. Taip. Tai vienas iš jų yra Raganius, tokio dizainerio ir muzikanto belgo, kuris yra Kongo kilmės režisierius, pirmas jo filmas, toks surrealistinis pasakojimas. Tada turim marokietišką filmą Šunų pjautynės, tokią kriminalinę dramą. Tai kas keliavi yra Maroke, tai čia taip pamatysi tokius Maroko užkulisius. Ir tada yra visai nemažas akcentas Ukrainai, tai turėsime ukrainietišką filmą Visada jaunos režisierės, tokį pasakantį apie Kijevo rajoną ir miegamai 90-osius ir ten jaunimėlį. Tai ten tokios kriminalinės meilės istorijos persipina. Ir turėsime filmą Iš kur į kur, lenkų režisieriaus debiutą, dokumentinį, kuris pasakoja apie evakuaciją ukrainiečių prasidėjus karui. Čia vienintelis dokumentinis iš konkurso? Konkurse vienintelis dokumentinis. Nežinau, galiu dar paminėti Rojus Dega filmą, ar ne, šiaip Mikos Gustafson, švedų berods, ar ne, režisierė. Tai kažkas tikrai iš kino pavasario žiūrovų prisimins Silvaną, tokį dokumentinį prieš kelis metus rodytą apie lietuvių kilmės švedų reperę. Tai dabar ši režisierė grįžta su savo pirmu vaidybiniu filmu, tokiu nuotaikinga, visai tokia smagia drama, kur yra ten ir tokių smagių dalykų, yra liūdnų dalykų, labai toks geras balansas, tai apie tokią seserystę, apie 3 seseris, kurios gyvena be mamos ir kažkaip bando atsikratyti tų socialinių tarnybų kažkokių kimbančių prie jų. Tai irgi toks, nežinau, labai toks visai šviesus filmas ir toks, sakyčiau, nežinau, ar teisinga tai pasakyti, bet toks visai moteriškas apie visos pagrindinės veikėjos moteris arba mergaitės ir toks labai dvelkia to, kad, žodžiu, jom tikrai nereikia ten nei vyrų, nei kažkokių socialinių dalykų, nori jos būti nepriklausomos, faina jom pačiam būti su savim, žodžiu, ir jo, tai labai smagus filmas. Šiaip šiemet konkursiniai programai didesnė dalis režisierių yra moteris. Tai tokia labiau moteriška programa gavosi. Dar yra viena konkursinė programa, Smart 7 vadinasi, tai čia yra tokia naujovė nuo praėjusių metų. Kino pavasaris dalyvauja festivalių tinkle, tai čia yra ne vien programa konkursinė, bet ir visas toks projektas didelis. Dalyvauja tinkle festivalių, kurie yra panašus į kino pavasarį dydžių ir pobūdžių ir programa su kitais 6 Europos kino festivaliais. Tai ten yra Transvanijos kino festivalis, Vroclave esantis New Horizons ir dar kiti, Reikjaviko kino festivalis.
Ir šitas tinklas skirtas tam, kad dalintis kažkokiam gerosiam praktikom, patirtim ir panašiai. Ir sunkumais, ir tam bandyti kartu juos įspręsti, kaip pritraukti žiūrovus atgal nuo sofos į kino teatro sales. Tai čia toksai buvo besitęsintis, besikartojantis toks leitmotyvas visų konferencijų ir panašiai po pandemijos. Bet žodžiu, tuo pačiu organizatoriai keliauja pas vieni kitus pasižiūrėti, kaip organizuojami festivaliai ir ten irgi mokosi ir sudarinėjama yra programa. Tai kiekvienas festivalis paskiria savo šalies tokį kaip atstovą filmą. Iš tikrųjų paskiria daugiau ir tada visi festivalio atstovai išrenka tokią kaip 7 filmų programą, kuri keliauja po visus festivalius. Tai gera galimybė ir tam pačiam filmui, kuris yra iš Lietuvos, kuris išrinktas yra pakeliauti po visus festivalius ir vėliau yra pačiam gale metų išrenkamas geriausias filmas. Tai dar viena atsikartojanti programa yra Meistrai, jau kiek pamenu, kino pavasarį visą laiką jinai buvo. Tai Dovilė, gal tu papasakotum, kokie šiais metais laukia tie tokie didieji meistrų filmai, nes aš man kažkaip tokį įspūdį susidarius ir pati asmeniškai labai laukiu kiekvienais metais būtent šitos programos filmų, nes atrodo, kad nuėjus jau į meistrus, taip jau sunku prašaut. Nu kaip? Šiemet neprašausit, bet įmanoma prašauti, nes meistruose mes festivalis stengiasi parodyti naujausius kine pasižymėjusių įdomiausių kūrėjų darbus ir nebūtinai jie yra geriausi jų karjeroje. Tai kartais ir pasitaiko taip, kad galvoju, kad esu mačius ir geresnį filmą šio kūrėjo ar kūrėjos, bet vis tiek atrodo svarbu parodyti, jeigu ir žiūrovai seka to režisieriaus kūrybą, režisierės. Tai bet aišku, kad pasitaiko ir netokių gerų darbų šioje programoje, bet ne šiemet. Šiemet viskas tvarkojasi su šitą programą. Ne, bet iš tikrųjų tai tikrai galime, man atrodo, kad tikrai galime labai smarkiai pasidžiaugti šitą programą ir ją sudaryti nėra paprasta, nes turėti tokių kūrėjų filmus tikrai nori ne vienas Lietuvos festivalis ir kino platintojas, tai kad sudaryti tokią programą reikia ir padirbėti, ir reikia padirbėti. Bet galim tikrai dabar pasidžiaugti, kad turime ir Kanų auksinės palmės šakelės nugalėtoją filmą režisierės Justine Trier, bet tai yra auksinės palmės šakelės nugalėtoja, bet gali būti, kad žiūrovams bus mažiausiai žinoma autorė. Tai turime Koredą, Agnieszka Holland, Hamaguchi, Mateo Garone, žodžiu, Hong Sang-soo, tai tikrai tokius ryškius kūrėjus, kurie ir pažįstame mūsų žiūrovams ir mes kaip kuratoriai sekame jų kūrybą, jie yra atnešę į kiną tikrai labai daug ir kažkokias naujas perspektyvas ir naujas temas, formas ir būdą, kaip vaizduoti savo mintis ir tai, kas tau svarbu kine, tai tikrai yra, čia tarp jų yra tokių vizionierių. Tai gal, nežinau, ką čia nais taip labai, reikėtų čia kažką labai taip išskirti, bet visgi yra filmų, kuriuos mes kalbėdami apie šių metų festivalį įskiriam kaip tokius kažkokius kertinius, tai, taip, minėta Kryčio anatomija laimėjusi auksinę palmės šakelę ir dar daug kitų apdovanojimų. Tai vienas iš tų filmų yra mūsų atidarymo filmas, tai yra Interesų zona britų režisieriaus Jonathano Glazerio. Tai čia atidarymo filmas, bet taip pat turime ir 2 japonų filmus, tai Koredos ir Hamaguchi. Hamaguchi tai režisierius sukūręs Drive My Car. Čia visiems gerai žinomas Lietuvoje. Tai turėtų būti gerai Lietuvoje žinomas, nes buvo rodomas kino teatruose. 22 metais laimėjo Oscarą už šitą filmą.
Tai naujausias jo filmas, man atrodo, jis labai tinka mums, lietuviams, todėl kad pasakoja apie gamtos ir žmogaus ryšį ir man atrodo, kad mums labai tas svarbu ir tai galima matyti iš to, kaip mes pasaraisiais metais jautrai reaguojame į medžių kirtimus ir kaip saugojame, kaip susitelkiame, kokie mums svarbus yra medžiai ir mūsų gamta ir aš to labai džiaugiuosi, kad taip yra. Tai tada labai artima buvo žiūrėti šitą filmą. Turime ir šviesesnių filmų, nes reikia ir to. Tai Svajonių atostogos amerikietišką filmą, kuris atvirkščiai negu tai, ką aš pasakojau, tai visiškai tokia priešingybė. Šviesus, jaukus, mielas filmas, bet visiškai nebanalus ir sušildantis, bet visiškai nėra banalus. Kai aš kalbu ir pasakoju apie filmus, kurie yra tikrai įkrauti šiandienos skaudulių, nereikėtų išsigąsti juos eiti ir kad ta tema sudėtinga neturėtų atbaidyti, nes man atrodo, kad kino pavasario, nors atrodo, kad ir girdi, tai vis ten žurnalistai dažnai klausia, kažką tai tokio girdi ir iš žiūrovų. O tai pasakykite, kurie čia filmai yra ten jau tie nenūdini ar ten kokie dar kokie ir panašiai, tai tokių komentarų nuolatos girdi. Bet festivalis vyksta 29 metus. Ir man atrodo, kad šitie komentarai, jie neturėtų nugalėti, dėl kad žiūrovai labai gerai žino, ką eina. Jie žino, kas yra festivalis, kokia jo yra kryptis ir kokie čia filmai yra rodomi. Ir man atrodo, kad irgi žiūrovai supranta tikrai gerai ir jais reikia pasitikėti ir jie tikrai ateis. Ir ne vien tik tai komedijas ir šviesius filmus. Tai jo, o apie ką kuria kūrėjai, režisieriai, man atrodo, kad jie kuria apie tai ir ne vien apie tai, kas jiems svarbu, bet ir apie tai, kas svarbu, man atrodo, mums visiems šiandien pasaulyje, kas skauda, kas mūsų galvose. Ir tai nėra komedijos dažniausiai ir tai nėra kažkokia tai labai šviesi ir linksma informacija, kas yra kūrėjų galvose ir mūsų galvose, todėl ir filmai atspindi tiesiog mūsų pasaulį. Tokie meistrai. Stiprus ir aktualūs. Visada yra sunku, turint programą, kažkaip išskirti kažkokius vieną ar kitą filmą, nes apie kiekvieną turbūt norisi kalbėti daug ir ilgai ir galima kalbėti daug ir ilgai. Jo, žiūrovai po seansų tikrai turės ką padiskutuoti gerokai. Bet dar vieną gal galim pasakyti apie Agnieškos Holland Žalią sieną. Jo, aš norėjau irgi pratęsti apie šitą, kad jisai svarbus. Kodėl dar jisai ir mums labai aktualus, kad yra apie įvykius, kurie liečia ir mūsų šalį, ir Žalia siena, tai yra vaidybinis filmas, bet jisai paremtas tikrais pasakojimais. Žalia siena tai yra vadinama taip zona tarp Lenkijos ir Baltarusijos ir pasakojama apie migrantų krizę, tai žmonės iš artimųjų rytų ir Afrikos, kurie keliaudami ir suvilioti neteisingų, melagingų Lukašenkos režimo pažadų, kad lengvai galės per šitą sieną patekti į Europą, yra kaip ir apgauti ir yra tokiose patekę į geopolitinės pinklės. Tai tiesiog yra baisus ir siaubingi žmonių linkimai. Ir šis filmas, dėl to, kad aišku ir kritikuoja atstūmimo politiką vykdomą Lenkijos, sulaukė labai daug neigiamos reakcijos iš tuometinės valdžios, kuri šiuo metu jau yra pasikeitusi, bet sulaukė daug neigiamos reakcijos konkrečiai Agnieška Holland. Taip pat sulaukė grasinimų mirtimi, dėl to turėjo turėti visą parą apsaugą. Tai žodžiu, ir šitas filmas daug įkrautas dalykų, todėl kad tai vyksta dabar ir tai vyksta šiandien ir tai yra susijęs su politika ir šalies saugumu ir daug dalykų čia įeina. Tai jisai buvo, žodžiu, kritikuotas, bet žiūrovai Lenkijoje labai aiškiai pasakė, kad jiems šitą temą svarbi ir į kino teatrus atėjo 800,000 žiūrovų. Pažiūrėsime, kaip bus pas mus, bet manau, kad mūsų žiūrovams irgi bus įdomu pasižiūrėti ir išgirsti apie šitą temą iš kitos perspektyvos, iš tikrųjų išgirsti tikrų pasakojimų, kurie yra suvaidinti žmonių. Jo, nes visa tai, ką mes matysime ekrane, yra labai paremta tikrais pasakojimais, būtent tų žmonių, kurie susidūrė su visu šito dalyku. Ir aš gal pridėsiu tokį faktą, kad kai pamačiau šitą filmą, pradėjau šiek tiek skaityti, kokia situacija yra Lietuvoje, tai nuo pat šitos migrantų siuntimo į Lietuvą, nes čia taip turbūt galima pavadinti,
pradžios žmonės buvo apgręžti prie Lietuvos sienos virš 20 000 kartų. Tai reiškia, tai yra skirtingi žmonės, kurie bando, tie patys žmonės bando patekti kelis kartus, bet faktas, kad šitie skaičiai yra labai, mane tai šokiravo, virš 20 000 kartų. Galiu pasakyti, kad šitą filmą į savo programą atsirinko ir jaunieji programeriai. Tai yra Kino pavasaris bendradarbiauja su Meno aviliu ir renka jaunus žmonės ir jie žiūri filmus ir sudarinėja savo programas, renkasi tai, kas jiems yra svarbu. Ir šiais metais jie atrinko 4 filmus ir Žalia siena yra vienas iš tų filmų, kuris labai labai palietė vyresnių klasių moksleivius. Tai dėl to yra labai džiugu, nes diskusija, aš pati dalyvavau aptarime šito filmo su jais, tai užtruko gal valandą laiko, mes šnekėjom vien tik apie šitą filmą ir apie tai, kokius jausmus sukėlė, kokius klausimus sukėlė, kaip iškėlė savo kaip atsakingo žmogaus, kaip visuomenės dalies tokia pozicija. Tai labai smagu buvo girdėti, kad iš tikrųjų išjudina labai giliai esančius klausimus. Tai va. Šiaip labai norėtųsi, kad kuo daugiau žmonių ateitų pamatyti šitą filmą. Aš tiesiog kažkaip visiems sakau, kai kalbu apie Žalią sieną, kad tas filmas absoliučiai atrodo kažką pakeitė. Aš išėjau kaip kitas žmogus ir man atrodo labai svarbu, kad kuo daugiau žmonių ateitų ir pasižiūrėtų. Gal aptarkime Panoramos programą. Man visą laiką jinai būna tokia klausimas, kaip jinai yra sudaroma, ką reiškia panorama, žodis panorama, tai yra kažkoks platus žvilgsnis turbūt į plačią geografiją ir filmus iš įvairių turbūt šalių. Panorama tai žinios nuo 8:30. Panorama yra žinios nuo 8:30. Šiaip labai teisingai, Ona, sakai, visiškai taip ir yra, kad panorama yra toks platus žvilgsnis ir iš esmės šitoje programoje nugula tokie galbūt svarbiausi ar ryškiausi filmai iš viso pasaulio. Šiemet Panoramoje labai daug skirtingų šalių kino bus galima pamatyti. Tai nuo Didžiosios Britanijos iki Mongolijos, tai yra skirtingi žemynai. Tai kai kurie filmai yra pirmieji režisierių darbai, kai kurie tikrai ne. Bet tai yra tokie filmai, kurie galbūt yra nauji savo formom tam tikrai šaliai, galbūt tiesiog kažkuom išsiskiriantis. Mes tengiamės kuo plačiau pasižiūrėti, kad būtų tiek žanrais, tiek prieigom prie temų, tiek šalimis skirtingesni filmai. Tai Panorama būtent yra tas mūsų platus žvilgsnis į pasaulio kiną šių metų, praėjusių metų galbūt. Tai šiemet galbūt taip norėčiau pradėti nuo filmo, kuris man pačiai vienas tokių labiausiai patikusių ir įstrigusių filmų. Tai filmas FAM. Tai trileris apie LGBT tematiką, apie šiek tiek paliečiantis galbūt drag kultūrą. Visiškai kaip ant adatų sėdėjau viso filmo metu. Labai įtraukiantis filmas iš Didžiosios Britanijos. Taip pat turim, pavyzdžiui, filmą iš Sakartvelo, visiška priešingybė filmui FAM, Gervagio skonis apie vėlyvą brandą, labai jautrus ir švelnus filmas. Turim animacijos suaugusiem, Marso ekspresas, tai animacinis filmas, mokslinė fantastika. Daug veiksmo. Man atrodo, kiekvienam, kam bendrai yra įdomu animacija ir kas nori sekti animaciją, reikėtų užsukti ir pamatyti šitą filmą. Man asmeniškai jisai labai patiko, labai traukė. Kažkaip man netenka matyti daug ilgo metro animacijos įprastai, tai šitas filmas tiesiog man buvo įdomi tokia patirtis. Turim ir kulinarinių filmų Panoramoje. Pas mus žiūrovai dažnai teiraujasi, ar turėsime kulinarinių filmų. Būdavo netgi kulinarinių filmų atskira programa, ne kažką pamenu. Taip. Tai iš kulinarinių filmų šiemet yra filmas Šefė. Filmas yra Vokietijos, Austrijos koprodukcija. Pasakoja apie jauną kulinarę, kuri nori dirbti Michelin restoranuose ir apie jos kelią, karjeros kelią. Būtent šiuose restoranuose kaip padėjėja šefo pagrindinio restorano.
Tai taip daug skirtingų filmų, turime ir prancūziško kino, nes dažnai žiūrovai jo ieško, turime prancūzišką dramą, šiek tiek galbūt romantišką, šiek tiek trilerio elementų turinti, tai filmas Trauka. Tai galbūt tiek, taip trumpai nežinau, ar išsiplėsti daugiau apie kiekvieną filmą papasakoti. Aš gal paminėčiau visai filmą Vėjo miestas, šiek tiek išskirčiau, nes tai yra filmas iš Mongolijos ir vis tiek Mongolija nėra taip, kad labai ten daugybė filmų turi kurianti šalis, tai šie metai visai Mongolijai tokie svarbus, nes yra ne vienas filmas, kuris keliauja po festivalius ir labai sėkmingai, tai vieną iš jų mes turėsim progą pamatyti festivalį ir šios režisierės Puref Ohir trumpametražį rodėme prieš tai pirmąjį, tai dabar rodysim jos debiutą, tai labai smagu sekti kūrėją ir sekti tokios šalies, kurioje galbūt ta industrija nėra tokia tvirta, tai labai smagu palaikyti ir filmas labai įdomus, nes pasako apie 17-metį, kuris stengiasi kažkaip mokytis, galvoja apie ateitį, bet to pačiu jis yra vietinės bendruomenės šamanas ir kažkaip bando ieškoti kažkokio balansą, ar ne, tarp tų ateities, ar ne, kažkokios ir tarp kažkokių ritualų ir praeities ir tradicijų. Tai toks įdomus žvilgsnis, kaip jaunas žmogus ar nemato dabartinę tą Mongoliją, kurioje labai dar tikrai vyrauja daug tos ar ne tradicijos, bet to pačiu ir modernėjanti šalis. Ir šį programą yra tokių filmų, kur susiduria šiuolaikinis pasaulis su tradicijomis ir tada žmonės galbūt yra ir kažkiek pasimetę ir nežino, kaip čia išlaviruoti, bet kaip ir yra noras išsaugoti tas tradicijas, bet kurios jau nebetitinka šiuolaikiniam žmogui. Tai yra Mongolija, iš Mongolijos šitas filmas, tada iš konkursinės jau aptartas Raganius irgi to yra, tada dar yra toks filmas Tigrės dryžiai, kur irgi tai ir kažkokio tas šamaniškumas irgi pasikartojantis dalykas, ir ne vienam filme. Jo, kažkoks toks yra leitmotyvas tam tikras festivalyje. Minėjai pradžioje apie kritikų pasirinkimo programą. Gal galėtum papasakoti truputėlį, kaip tai yra sudaroma, nes labai įdomu, kai festivalio programą įeina ir kino kritikų žvilgsnis. Taip, tai čia jau ne vienerius metus organizuojame festivalyje programą ir ją sudaro kritikai, tai reiškia, kad kino festivalio programos sudarytojai atsiunčia kritikams didelį sąrašą filmų jau atrinktų į programą, jau būna apie 50-40 kažkas tokio, ir kritikai išreitinguoja juos 15-balyje sistemoje. Ir pakviesti kritikai, tai yra kritikai, kurie rašo į svarbiausius pasaulio kino leidinius ir jie sutinka kolaboruoti, prisidėti prie festivalio programos ir išrenka, išdėlioja taip. Ir tada tie filmai patenka į kritikų pasirinkimą, o kiti patenka į panoramą. Tai taip yra sudėliojama šita programa ir galiu pasakyti, koksai filmas šiemet daugiausiai balų surinko. Tai yra filmas Visi mes svetimi, originalus pavadinimas yra All of Us Strangers. Galiu truputėlį papasakoti apie šitą filmą, kuris ir sulaukia daugiausiai kritikų dėmesio, bet ir šiaip sulaukia visam pasaulyje labai daug žiūrovų dėmesio ir mes džiaugiamės, kad pavyko jį gauti programai. Galima paminėti, kad ypatingas savo meistrystę, kaip jisai yra sukurtas ir kaip sugeba vizualiai pateikti tai ką nori pateikti, bet tai filmas apie rašytoją, scenaristą, kuris yra ganėtinai užsisklendęs, galbūt, sakykime, ir depresyvus. Ir filmo eigoje mes suprantam, kad jis išgyvena labai smarkiai savo vaikystės traumą ir bando su ją susigyventi, rašydamas scenarijų apie tą traumą. Ir tuo pačiu jisai susipažįsta su savo kaimynu, irgi vienišu žmogum, tarp jų užsimezga romanas. Ir mes esam tokiuose dviejose pasauliuose. Tai
tikrovė ir jo galvoje, tai jo bendravimas su tėvais, kurie yra šiuo metu mirę. Gal nebūtinai pagrindinė tema, kad tai yra LGBT filmas, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbus aspektas filmo ir labai svarbus pačiam režisieriui. Ir kai aš žiūrėjau šitą filmą, aš visą laiką galvojau apie žmogų, kurį pažįstu, kuris yra artimas ir kuris yra labai nusistatęs prieš homoseksualius žmonės ir įsivaizduoja, kad homoseksualų žmonės vykdo propagandą ir panašiai ir mes esame visi to paveikti. Manau, kad toks filmas gal ir nepritrauks žmonių, kurie kažkaip labai priešiškai nusiteikia, bet man atrodo, kad jis tiek daug pasako būtent apie tai, čia režisierius tai sako, kad tikrai laikai pasikeitė ir pasakyti, kad esi homoseksualus savo šeimai yra lengviau negu kad buvo anksčiau, bet tikrai aišku ne visiems ir ne visose šalise ir panašiai, bet kad ta trauma, kurią tu įgyji sakydamas arba ten ankstesnėse anksčiau žmonės, kurie dabar yra vyresni, kurie tai darė, kad ir tai sakydamas, tu gali atsidurti ir taip, kad pasakai, kad aš esu šiek tiek kitoks negu visa šeima ir taip tas vienišumas gali lydėti homoseksualius žmonės visą gyvenimą. Tai šis filmas kalba apie tokius tikrai svarbius fundamentalius dalykus ir iš tokios labai jautrios ir asmeniškos režisierių pusės. Tai galima ir šitos temos ir nepamatyti, jeigu jinai yra nesvarbi, bet gali susitapatinti dėl to, kad visi turime kažkokių tai traumų, visi kažkuriuo metu gyvenime jautėmės vieniši. Tai toks stiprus filmas, tiek daug dar dienų apie jį galvojau po to. Jis toks atviras susitapatinimui labai. Ir taip. O jame ir aktoriai vaidina kažkokie žinomi, ar aš maišau iš tai? Taip, pagrindinį vaidmenį atlieka aktorius. Tu tikriausiai turėjai omeny apie Meskalį. Aš turėjau omeny taip apie Meskalį, apie šitą aktorių, kurį pernai žiūrovai matė. Taip, tai irgi Kino pavasario jisai turi labai didelę gerbėjų bazę Lietuvoje. Tai Paul Mescal aktorius vaidina čionais. Tai yra tiesa, jisai praeitais metais vaidino filme Po saulės. Bet jisai čia atlieka antraplanį vaidmenį. Ir jisai yra puikus, bet dar puikesnis yra pagrindinio vaidmens atlikėjas Adam Scott. Tai yra tikrai geriausias jo vaidmuo per karjerą jo ir verta ateiti filmą vien pamatyti aktorinį meistriškumą ir kaip gali jis išsipildyti. Taip ir chemija tarp jų tiesiog tokia įspūdinga ir prikaustanti absoliučiai prie ekrano. Nesvarbu, iš tikrųjų, man atrodo, šitoje vietoje net sunku ir galvoti apie tai čia LGBT ar ne LGBT filmas, nes kartais galbūt kai kuriem yra sudėtingai žvelgti tą chemiją, bet ta chemija pas juos yra labai labai didelė. Pas mane kitas punktas iš tikrųjų būtų retrospektyvos. Retrospektyvos, tai tokia turbūt, kad visos temos, visas programos, kurias dabar aptariam, yra tokios jau fiksuotos ir kaip ir retrospektyvos, bet retrospektyvose tarsi yra daugiau kuratorinės laisvės, nes yra galimybė nuspręsti, apie ką bus retrospektyvos. Tai šiais metais turime 2 vidurnakčio klyksmus ir dress kodą. Jo, tai vidurnakčio klyksmai viena iš tų tematinių programų atsiradusių. Kažkaip buvo nuspręsta, ar ne, turbūt, jo, kad norisi kažkokių vėliavų sensų. Čia tas vidurnakčio sensai arba midnight screenings, angliškai čia ateina tas terminas iš Amerikos, kai 70-aisiais atsirado tas fenomenas tenais, kai filmai, kurios atsisakydavo tiesiog rodyti tose prime time laiku arba dienos metu, nes jie būdavo per daug kažkokie išskirtiniai arba per daug šokiruojantis ar tiesiog nelabai tinkami ten rodyti dieną, bijodavo tai galbūt daryti kino teatrų savininkai, tai jos rodydavo vėlai naktį, vidurnaktį, tai tokiuose seansuose ir nebuvo rodomi Johno Waterso filmai, ten tarkim Pink Flamingos arba gerai žinomas, ar ne Davidas Lynchas savo pirmą Eraserhead parodė būtent vidurnakčio seansuose. Jodorowskio Holy Mountain buvo rodomas irgi vidurnakčio seansuose ir tai tapo su laiku toksai
jau ir kaip ir tradicija rodyti tokio pobūdžio filmus vidurnaktį ir tai suteikia tokį kažkokį, aišku, ten Amerikoje ten žmonės ir, žinai, ten ir linksmai laiko leisdavo ne tik filmą žiūrėdami, bet ten ir kažką kitą veikdami sensuose. Jo, jie būdavo labai gyvi ir, Taip. ir tame dar daug, tose sensuose būdavo daug ir filmų ir veiksmų kontrakultūros irgi. Tai labai įdomus formatas prasidėsime. Ir įsigaliojęs iki šiol ir kino festivaliuose, ir kino teatruose. Rodomas. Taip, tai mes šitą kažkaip nusprendėm, kad norime turėti tokius seansus visų pirma ir tada kažkaip galvojam, siaubo filmai, taip toliau, tada atsirado erotika ir kažkaip labai organiškai niekas kažkaip tam nesipriešino, visi pritarė, kad būtų labai faina tokią programą padaryti. Ir ką ėmėmės darbų, ėmėmės ieškoti vidurnačio peržiūrų ir susifokusavome tą siaubo ir erotinį kiną, kurio visai ir nemažai yra iš tikrųjų. Ir atrinkom 5 filmus. Labai šiaip gavosi tikrai tokia dinamiška, tokia sakyčiau, vienas kitą papildanti tokia programa, filmai tikrai vienas kitą papildo. Ir skirtingos formos jų, ir turim ir ten Davidą Cronenbergą, kuris visiškai meistrų meistras siaubo filmo ir apskritai body horror, tai jo Avarija bus rodoma, kas yra visiška to būtent erotinio ar ne kino, tokio trilerio siaubo klasika. Beje, bus rodoma didžiausioje salėje. Tai pirmoji salė. Pirmoji salėje bus vienas seansas. Kas dar labai išskirtinio ar ne atsirado programoje šioje, tai yra Baronas Frankensteinas, kurį rodysim 3D formatu. Tai 73 metų siaubo filmas, tokio režisieriaus Paul Morrissey, kuris buvo toks Andy Warhol ar ne numylėtas režisierius iš tos visos Andy Warholo, kaip sakant, hebrytės, kartu leisdo laiko ir Warholas ten tos filmus produsavo, šitam filmui reikia šiek skyrė savo, kaip sakant, lėšų ir savo vardą, jo, nes filmas originaliai vadinasi Andy Warhols. Frankenstein buvo ir toks pavadinimas skirtas grynai tiesiog reklaminiais tikslais, nors Warholas pats ten beveik neegzistavo tam filmavime. Beje, netgi buvo šito filmo minimi 2 režisieriai, kurio kito nepamenu dėjo pavardės, toks italas, ir jisai buvo pridėtas kaip režisierius taip pat dėl reklaminių tikslų, jisai prie filmo absoliučiai nieko neprisidėjo. Mes irgi jį pridėjom šiaip, jeigu ką. Jis yra pridėtas. Taip. Antonio Margaretti. Tai Antonio Margaretti prie šito filmo absoliučiai nieko neprisidėjo, jo vardas tiesiog buvo įdedamas dėl tiesiog, kad pritraukti daugiau dėmesio filmas. Ir jo, filmas ypatingas to, kad jisai kurtas 3D formatu ir tai yra viena tokia tikrai keisčiausių, įdomiausių klasikos Frankensteino, to klasikinio romano interpretacijų. Tai bus daug kraujo, daug erotikos. Nežinau, man šitam filme šiaip tikrai labai žavi Udo Kieras, dar labai jaunas, visas paklaikęs, ar ne, dabar jau visiškai kultinis aktorius. D'Alessandro toksai, ar ne, Amerikos queer visiška ikona to meto buvusi, irgi čia jisai savo tokių grožių, kaip sakant, pasirodo visų. Tai jo, labai fainai, kad pavyks parodyti, kaip originaliai, ar ne, filmas ir buvo sukurtas 3D formatu, nes man atrodo, nėra tikrai buvo tokio seanso, kad mes galėtume pasižiūrėti, ne, kaip 3D atrodė, nežinau, 70-ais, nes tas formatas atsirado 30-aisiais ir tų bangų savo turėjo ne vieną, ten buvo ir 80-ais vėliau ir dabar vėl kažkokia banga ir nebuvo ne per seniausiai, ten visi tie avatarai rodomi. Tai jo, ir kiti filmai taip pat, ar ne, Tamsos dukteris, tai atvyksta Harry Kummel, belgų toks režisierius, kur, Tamsos dukteris nėra tikrai žinomas kažkoks labai filmas, bet jis labai įsiskiria tuo, kad vis tiek tai yra retas kinas Europai, nes Europoje, aišku, buvo keletą ten tokių režisierių, kurie kūrė tokį erotinį siaubo filmą, bet galbūt amerikiečiai labiau ten pasižymėjo tokiu kinu.
Amerikiečiai ir japonai. Ir japonai, tai šitas Tamsos dukteris vienas iš tokių ypatingesnių tikrai ir labai smagu, kad šitą režisierių pavyko kažkaip pavyks atsivežti ir su juo pabendrauti, kaip jam ten sekėsi tokį kiną kurti ir kaip apskritai jisai jautėsi kurdamas tokį šiek tiek iš tikrųjų nišinį filmą Europoje ir kaip jis čia buvo žiūrimas, tai bus labai įdomu pakalbėti. Beje, šitas režisierius šiaip labai įdomi asmenybė yra, jis yra ir dėstytojas, dėsta ir apie siaubo kiną, bet ir apie okultizmą, tai tikrai... Jis yra okultizmo, gal jis nedėsta apie tai, bet okultizmo ar tai instituto ar kažkas tai tokio direktorius. Taip. Jeigu ką, štai tokia persona atvyksta į Vilnių, bus galima tikrai susitikti. Ir mes neveltui čia nais, taip. Neveltui šitą apskritą stalą susėdom. Taip. Jo, tai tikrai labai įdomi programa. Nagiso Oshima, meistrų meistras, japonų klasikas, vienas iš naujosios japonų bangos tokių lyderių. Tai Jausmų imperija yra filmas, kur, labai labai aštrus. Kai kurie žiūrovai tikrai žino šitą filmą, aš mačiau, kad ir straipsnis buvo visai labai samus parašytas ir kadaise galbūt įrodytas yra. Tai vienas tokių aštriausių filmų šios programos Kanuose, kai jisai pasirodė, jo premjera buvo, tai sukėlė ten visiškai riaušės. Filmas buvo labai ten priimtas, ne kaip režisierius savo šalies stojo prieš teismą. Japonija buvo uždraustas, daugybė kitų šalių filmas buvo uždraustas, bet finale tapo tokia kultinė klasika. Pastatyta beje pagal tikrą istoriją, tarnaitės ir jos boso, kur baigėsi liūdnai. Bet ta istorija, Japonijai labai labai gerai žinoma, nes tai buvo tokia, šiaip Japonijoje tokių įvykių nevyksta labai daug, kažkokių tokių smurtinių nusikaltimų. Tai tas įvykis gerai žinomas, manau, kad net ne vienas filmas yra sukurtas apie tai, bet šitas yra toks vienas jo esminių. Ir bene geriausiai turbūt ir žinoma šitos istorijos interpretacija, kuri labai labai su tokia atvira erotika ir visokiais seksualiniais žaidimais, kur ne kiekvienam tikrai žiūrovui, bet kas ateisit, tai bus labai fainai. Aštrus potyriai. Aš tai norėčiau paminėti irgi dar vieną filmą Meilės ragana. Tai yra naujas filmas, kelintų, čia 2016 metų. Ir jisai yra komentaras italų džialo filmams, kurie pasižymėjo labai dideliu tokiu smurtu nukreiptų prieš moteris ir ten visą laiką būdavo daug kraujo, daug sekso, daug prievartos ir tokios labai ryškios sodrios spalvos. Tai šitas judėjimas buvo kada ten 60-70 maždaug išpopuliarėjęs ir šita režisierė, kurios vardas yra Ana Biller, taip atsiprašau, jinai kažkaip pasiėmė visą tą diskursą ir nusprendė jį perversti per tokią labiau feministinę prizmę ir 2016 metais padarė šitą Meilės raganą, kuri filmą apie merginą, kuri ieško nori surasti tobulą meilę, bet ieškodama tos tobulos meilės kažkaip jinai kažkaip ten ir nužudo. Reiktų pažymėti, kad jinai nėra tiesiog paprasta mergina. Jinai nėra paprasta mergina, jinai iš tikrųjų yra biški raganaitė. Virtuvėj prisiverda visokiausių eliksyrų. Taip, yra pasitelkiamas papildomas priemonės paieškose. Taip, bet man šitas filmas įdomus buvo tuo, kaip jisai pasiėmė ir visą šitą džialo filmas būdingą stilistiką ir ją naudoja ir persuka, perdirba. Ir pakritikuoja. Taip. Tai yra, ir visą mūsų programą pakritikuoja to pačiu. Kažkiek irgi pakritikuoja, kažkiek yra to pakritikavimo. Tai mes kažkaip labai irgi taip įdėjom, jį yra, skiriam jam vietos. Nes jeigu aš neklystu, tai šiaip visi filmai šitoje programoje yra sukurti vyrų ir šitas yra vienintelis moters filmas. Tai iš tikrųjų, kai sudarnėjom programoje, daug siaubo erotikos buvo būtent vyrų kūriniai ir netaip lengva buvo surasti moters režisierius. Ir daug filmų labai mus trikdė. Dėl didelio smurto prieš moteris. Bet tai, ką atrinkome, tai yra tai, ką norėjom tikrai parodyti. Jo, čia yra mažai smurto ir prieš vyrus šitos. Balansą. Ką mes ir norėjom parodyti. Balansą.
Visus filmus apšnekėjom šitos programos, taip, nedidelė jinai, tai gal bet buvo labai daug filmų pažiūrėta, kokių... Buvo daug. 50 kokių, gal daug. Taip, bent 50 tikrai buvo pažiūrėta, o visas bendras sąrašas ten buvo virš 100 gal. Kol atsirinkom šitos 5, tikrai reikėjo kažkaip pagalvoti ir buvo... Perliukus, kraujo lašiukus. Bet iš tikrųjų tai daug filmų ir nepateko į programą galiausiai, kurių mes visai norėjom, tai kažkaip gal net yra. Kažkaip ateičiai pasilikti kažką reikia. Tai va, o kita retrospektyvinė programa irgi labai artima, man atrodo, mums visiems. Dress kodas, taip? Taip, tai Dress Code programa iš tikrųjų yra, programai yra 4 filmai ir kažkaip taip atrodo, kad kiekvienas jų labai per skirtingus kampus žiūri į kostiumą kine. Tai čia didelis fokusas yra tiek kostiumai kine, tiek transformacijai kine, tiek dizaineriam, kurie dirba kine, kostiumo dizaineriam, kolaboracijom, žinomų dizainerių, būtent mados namų dizainerių su kinu. Tai taip, labai skirtingi filmai ir skirtingų laikmečių filmai. Turėsime Sofijos Kopolos Mariją Antuanetę, tai čia toks labai turbūt galbūt akivaizdus mėjimas, kad šitas filmas atsidūrė šitoje programoje, nes tai yra kostiuminė drama, viena tokia ryškiausių kostiuminių dramų, laimėjusi Oscarą už kostiumus. Tuo pačiu atrodo, kad šiek tiek ir įdomesnių kampų žiūrint į kostiumą, nes nebūtinai visą laiką Marijoje Antuanetėje kostiumas atitiko tuos tikruosius kostiumus, yra šiek tiek istorinių neatitikimų ir man iš tikrųjų teko skaityti, kad kai filmas pasirodė kino teatruose, tai čia buvo 2006 metais, buvo visai nemažai tokių komentarų, kad kodėl netitinka, kodėl yra, tarkim, konversai. Taip, rudoni konversai, bet tai buvo daroma sąmoningai ir man atrodo, kad dėl to iš dalies tokia gan svarbi kostiuminė drama ir truputėlį kitokia prieiga prie kostiuminės dramos Sofijos Kopolos šitame filme yra. Jo, ir man atrodo, kad joje irgi ir per kostiumus pasirodo ta tema, kuri Sofijai Kopolai apskritai yra labai svarbi, tai yra coming of age ir branda ir transformacija, tai pačios Marijos Antuanetės tokias saugimas ir pasikeitimas ir kostiumai eina koja kojon su jos branda. Tai labai įdomu stebėti irgi, dėmesį tai. Ir kaip kitose filmuose, va čia nesenas irgi Priscila, visose režisierės filmuose labai svarbus kostiumas. Nes jisai padeda atskleisti moteris atsidūrusios vietose, kuriom erdvėse ir kažkur, kur jom neleidžia būti savimi. Ir tai kitose filmuose irgi lygiai taip pat, ir kostiumas padeda atskleisti ir pabrėžti jų tą emocinę būklę, kaip ir čia. Bet dar gal apie tą Dress Code pačią temą norėjau pasakyti, kad atrodo, kad jeigu kalbėtum apie madą ir kiną, tai čia galėtų būti tiek daug skirtingų pasirinkimų, kaip galima būtų sukuruoti šitą programą ir yra daug tokių filmų, kurie tokio tipo programuose mada ir kinas visą laiką yra rodomi, ten, ir Velnias dėvi Pradą, dar kažkas, bet mes norėjome šią programą kiek kitokį kampą paimti. Tai nebūtinai rodyti pačius populiariausius filmus ir nesikoncentruoti grinai į madą, o būtent į kostiumą ir tada jo reikšmę kinui aplamai ir tada visi šitie filmai iš skirtingų perspektyvų tą kostiumą panaudoja. Tai yra, todėl yra ir tokių garsių filmų ir tokių netokių garsių filmų. Jo, mes turbūt įtraukėme vienos tokios ryškiausių Hollywoodo kostiumų dizainerių Edith Heath filmą Sabrina su visiška mados ir stiliaus ikona Audrey Hepburn. Tai pati Edith Heath labai savo kostiumais prisidėjo, jos metodas buvo toksai dirbti su kiekviena aktorė Hollywoodo labai artimai ir ieškoti kiekviena iš jų tinkamo kostiumo, kuris tiktų jų asmenybei ir ją kažkaip pabrėžtų. Tai jinai dirbo ir su Audrey Hepburn, ir su Marilyn Monroe, ir su visomis ryškiausiamis tuo metu žvaigždėmis. Ir iš tikrųjų jinai yra labai stipriai prisidėjusi prie to
žvaigždės tokios sampratos atsiradimo, kas yra žvaigždė, kas yra Hollywoodo žvaigždė aktorė. Tai jos kostiumai buvo labai susijęs su visu šito koncepto. Kaip bus žvaigždė be kostiumų? Kaip žvaigždė be šitų suknelių? Nuoga, nebus visą laiką, neužteks. Ne, tai va. Nežibės. Ja. Taip, tai rodysime Billy Wilderio filmą Sabrina. Jis yra 54 metų ir toksai labai labai graži Hollywoodo klasika. Taip. Jo, kažkaip pavyko gerai visai sudėlioti programą, kad ir skirtingi laikmečiai atsispindėtų. Kas dešimtmetį taip sudėjom. Visai tas fainai, kad vis pasimatytų ar ne kažkokie. Kontrkultūra, psichodelika ir taip toliau. Šaltasis karas, kosmoso lenktynės. Kosmoso lenktynės, jo, ir nerealūs kosminiai kostiumai. Šitas filmas tai iš vis yra saldainis, akim, absoliutus. Ir Jane Fonda atlieka tam pagrindinį vaidmenį, jos šiaip vyras, Roger Vadim, režisavo. Tai ne pirmas šių toks duetas, kai jisai režisuoja savo tą pametinę žmoną, Jane Fonda. Ir šitas filmas tikrai irgi įsiskiria labai kostiumais, nes jie ten keičiasi kiekvienoje scenoje turbūt, ar ne, pagrindinė personažė ten jau nuo pat pirmų akimirkų, taip ir prasideda esmės filmas, kad jinai tiesiog persirenginėja. Ir tada tas persirenginimas vyksta nuolatos, kiekvienoje, ar ne, kažkokia vis kita planeta reikalauja kitą dress kodą. Ir tada turim Todd Haynes'o, ar ne, meistro kino auksinę prarąją. Tai šioj programai vienintelis toks muzikinis filmas. Tai jame turime istoriją, tokia irgi pop žvaigždės iš esmės gimimo, pop žvaigždės mito istorija. Čia remtasi labai daugybė, kiek žinau, ten skirtingų įvairių pop muzikos tokių žvaigždžių biografijom, ar net Davido Buvio, Iggy Popo, taip pat Valdo Oskaro rašytojo garsaus, ar ne, britų, ten vaikystės istorija, ten persipina daugybę kažkokių motyvų iš pop kultūros ir gavosi toks glamūriškas, muzikinis, ar ne, įkvėptas visiškai 70-ųjų to glamūro užgimusio to imidžo, įvaizdžio pertikimas toks geras labai į ekraną. Ir labai labai gera Briano Eno muzika. Šiaip dabar kartais mažai net žmonės žino, kad Brian Eno irgi pradėjo savo karjerą visiškai kaip glam rockeris ir tik vėliau jau tapo ir net toks ambient muzikos atstovų. Tai čia girdėsim šitame filme tik grinai tą visą glamūriškąją pusę, nuo ko jis ir pradėjo. Aš tai dar paminėsiu čia irgi Sandy Powell, kostiumų dizainerė, kuri pasiėmė visas šitas kultūrinės nuorodas, apie kurias tu kalbėjai, glam rocką, punkiškas tam tikras įtakas ir dandy įvaizdį ir visą šitą maišę ir sukūrė tokius neįtikėtinus kostiumus, už kuriuos, man atrodo, ir buvo apdovanota ir Oscarų šitam filmui, jeigu neklystu. Kad nominuota, tai tikrai. Ar gavo apdovanojimo klausimas, va čia reikėtų dar pasitikrinti, bet kuriuo atveju jinai tų Oscarų turi daugybę tiesiog. Galvoju, gal pereikime pakalbėti apie 9 salę ir apie išplėstinį kiną, ką šiais metais festivalis gali pasiūlyti žiūrovams, kurie ieško gal tokių ne visai standartinių formų ir jau truputėlį pradžioje buvo užsiminę ir apie 9 salę. Tai yra filmai išsiskirianti savo formą. Aš šiaip kaip sudarinėjau savo rekomendacijas, ar ne, kurias galima rasti mūsų tinklapyje.
Tai iš tikrųjų netgi 3 filmus įtraukiau rekomendacijas iš 9 salės, nes kažkaip maniau, kolegos vis tiek ten žymės visus ten geriausius pačiausius. 9 salė yra tokia truputį vis tiek lieka nišinė ir norėjusi kažkaip tikrai bent kelis filmus išskirti ir apie jiems suteikti daugiau dėmesio, nes tikrai labai labai įdomus, labai išskirtiniai filmai. Vienas iš jų tai ir vietnamiečių geltonajame šilvarpio kokone, kur apskritai Vietnamo kino tikrai nėra daug galimybių neturim pamatyti, mažai ten ir sukuriam ir panašiai. Čia turim savo mokslo režisieriaus netgi filmą ir tai kas yra Azijos kino ir to lėtojo Azijos kino gerbėjai, to vadinamo slow cinema. Tai čia yra jūsų pasirinkimas šiais metais, vienas tikrai iš esminių ir filmas yra labai ilgas, be galo gražus, labai labai gražus vaizdai ir mes su pagrindiniu veikėju tam pasineriam į tokią meditaciją ir apmąstymus apie mirtį ir apie netektį ir visus tokius gyvenimiškus klausimus ir kas išdrys ateiti ir tą meditaciją, kaip sakant, apturėti. Tai, manau, gale filmo liks tokie tikrai apdovanoti ir jo kažkiek ir nušvitę, kaip sakant, meditacija, visi mes medituojam, nes siekiam nušvitimo kažkokio. Tai čia tikrai bus to, kas įdės darbo, kantrybės, bus nušvitimas gale filmo. Jo, ir kiti filmai irgi labai labai tokie. Turime vieną filmą ar ne, tai čia nuo Vietnamo peizažų galim keliauti prie virtualių peizažų, tai Nito sala, kuri pasakoja apie žaidėjus virtualaus žaidimo DayZ, kuris jau dešimtmetį egzistuoja ir 10 žmonės žaidžia, tai 3 režisieriai susikūrė tame žaidime savo personažus ir keliauja po to pasaulį, kuris yra be galo didelis. Labai retai apgyvendintas ir tiesiog bendrauja su vietiniais tais gyventojais to žaidimo, kurie yra ten susiskirstę ir į bendruomenės, ir į kažkokias grupelės, vieni ten ir daugybę metų tai jau daro, ten kai kurie jau kažkokias religijas sukūrė, eina tam žaidime melstis, ten kūrė kažkokią harmoniją, bando gyventi gražiai, o yra ir tokių žmonių grupių, tokių žaidėjų, kurie ten kaip tik yra skiria savo visą laiką visko naikinimui ir niokojimui, nes tai vis tiek yra toks postapokaliptinis žaidimas, postapokaliptinė ta visata žaidimo ir kai kurie gali tiesiog būti blogiečių. Ir tai režisieriai kalbina visas tas pusės, tiek apie tai ir kodėl jie tai daro 10 metų, pavyzdžiui, bet taip pat nagrinėja, kodėl žmonės tai nepasirenka, tarkim, kodėl tu nusprendė sukurti gražų gyvenimą tam virtualiam pasauliu, arba kodėl tu nusprendė naikinti, ar tai yra tavo kažkokie vidiniai ar netroškimai, kuriuos tu kažkaip tam žaidime išpildai, ir tai yra tiesiog, žinai, kažkoks dar kitokie kažkaip pavojingi dalykai veikia. Tai labai toks įdomus tikrai filmas, visas vyksta ir neveiksmas tam žaidime ir retas, manau, reta proga apskritai pagalvoti apie tą mūsų gyvenimą tam virtualiam pasauliu, nebūtinai tik žaidime, nes kartais mes kažkokiais avatarais būnam ir šiaip, tiesiog internete būnam kažko kitų, negu ten esam realybėj. Jo, ir dar, kad šitą filmą čia turime, jisai gal užkabina apie tai kalbėti, bet tokių filmų jau yra pradėta kurti žymiai, kad jau yra pradėta kurti daugiau, kurių veiksmas vyksta virtualiame pasaulyje, žaidimuose ir jų bus tik tai daugiau ir mes festivaliuose jau matysime daugiau ir galbūt ir mūsų festivalio programoje, bet ir gal ir vienas iš jo tikslų, aš taip manau, kad yra keisti truputėlį požiūrį ir į gyvenimą virtualybėje, nes jo nemažės, jo tik tai daugės ir jeigu ten gal ypač aktualu tėvams, galvojant apie savo vaikus ir galvojant, kad gyvenimas skaitmeninėje erdvėje yra vien tik tais blogis ir tada tas toksai draudimas, kad tu čia negyvenk tame, nes čia netikras gyvenimas, niekaip neprisidės prie nei geresnių santykių, nei nieko. Tai
čia gal tokia pradžia kalbėjimo apie skaitmeninės bendruomenės ir jų svarbą žmogaus gyvenime ir iš viso, kas yra skaitmeninės bendruomenės ir ką žmonės tenais virtualiai erdvėje susitikę, ką jie veikia ir ką tai duoda žmonėms, nes yra priežastis, kodėl žmonės 10 metų žaidžia žaidimą ir ten susitinka su savo kitais blogiečiais arba kitais geriečiais ir kūrė ten kažkokias sektas ar ten dar kažką. Tai nėra tiesiog susijimas ir pasiveikimas, bet tai yra bendruomenės egzistuojančios virtualioje erdvėje. Tai jo, įdomios temos, užkabinančios mūsų ateities temas. O dar vienas filmas, kuris mane asmeniškai labai sudomino iš tos programos, tai yra Kas pavogė tūbas. Taip išverstas filmas. Šitas filmas šiaip labai ypatingas yra, todėl kad filmo režisierė turi klausos negalę ir visi aktoriai filme taip pat turintis klausos negalę. Todėl tas filmas iš esmės jisai kalba apie žmogaus, bendrai žmonių, tiek turinčių klausos negalę, tiek jos neturinčius, jų ryšių su garsu ir bendrai su garsais. Jisai yra pritaikytas būtent visiems žmonėms žiūrėti, kad galėtumėm šiek tiek daugiau padiskutuoti apie garsą ir kaip mes bendrai patiriame garsą, koks mūsų santykis su juo. Jis yra su ypatingais SKN titrais, kurie yra itin detalūs ir iki decibelų kartais netgi garso parašomų, kas leidžia būtent ir suprasti, kaip galbūt tą garsą patiria žmonės turintis klausos negalę. Ir šitam filmui yra kaip ir toks pasiūlymas rengti specialiuosius seansus, pavyzdžiui, žiūrėti filmą su balionu rankoje, kad jausti garso vibraciją. Tai iš esmės toks labai patyriminis filmas, kalbantis bendrai labai svarbia tema ir man atrodo svarbus tiek bendruomenėm, kurios gyvena su negale, tiek žmonėm, kurie su to visai nesusidūrė, kad truputėlį šiek tiek galėtumėm pradėti megzti daugiau tą kontaktą, nes mums kai kuriem galbūt jau atrodo, kad tas kontaktas stiprėja ir didėja su metais, bet tikrai ne, man atrodo, pasižiūrėję šitą filmą mes suprasim, kaip mes dar toli esame nuo suvokimo žmonių, kurie turi tas negalias ir su kuo, kaip jie patiria pasaulį. Ir gal čia dar svarbu paminėjai SKN titrus, tai gal pasakyti, kas tai yra. Ir kad festivalyje bus žmonėms negirdintiems ir klausos kurtiesiems ir klausos negalę turintiems pritaikytų filmų. Ir jie bus rodomi ne kažkaip tai išskirtinai seansuose, tai bus tiesiog įprasti seansai ir bus filmai parengti su specialiais subtitrais, kuriuos matys visi žiūrovai. Tai nebus kažkaip išskirti būtent žmonėms seansai, tai bus įprasti seansai. Tai SKN titrai yra titrai, kurie ne vien yra užrašytas tekstas, kurį žmogus sako, bet yra ir aprašyti garsai, kuriuos girdime. Tai aplinkos garsai, kurie turi reikšmę filmui. Bet šiaip tiesiog visi garsai išrašyti taip kuo aiškiau, kad būtų suprasta ir ką tas garsas prideda filmui ir filmo eigai. Tai festivalio žiūrovai matys ne vieną filmą su tais SKN titrais ir tai yra skirta ir visiems žmonėms. Aš Berlyne mačiau Forum Expanded programai tokį labai įdomų filmą, trumpametražį, kuris naudoja SKN titrus, bet naudoja ne tik, kad šiaip paprastai parašytus, bet jie atsirasdavo ekrane toje vietoje, iš kur ateina garso šaltinis ir atsirasdavo tokiu būdu, kokiu maždaug mes girdim. Ten, pavyzdžiui, arba staigiai, arba taip įplaukiančiai, arba būdavo visokie judesiai aplink tos apibūdinimus garso. Tai labai įdomu žiūrėti. Panašiai ir šitam. Ir šitam. Bet ir kitose mūsų pritaikymuose irgi ten skiriasi spalvos, vietos, titrų. Tai dar nėra to tokio, kaip tu sakei, to dažnumo ir stiprumo, bet man atrodo, kad Lietuvoje irgi linkstama link to. Taip. Nes ten atsirasdavo ir papildomi grafiniai elementai aplink tą garsą, kad parodytų, kaip jisai sklinda. Tai, taip. Įdomu, reikėtų nusiųsti kolegom šitą filmą. Bet gal kolegom ir atkeliau šitas filmas. O mes čia aptarėm labai daug tarptautinių filmų ir užsienio filmų ir daug programų, bet o koksgi yra lietuviškas kinas, kino pavasario programų šiais metais.
Tai yra ir ilgas metras, ir trumpasis konkursas, tai labai įdomu išgirsti, kasgi laukia. Kasgi laukia. Taip, tai laukia labai įdomi programa, atspindinti apie ką galvoja lietuvių kino kūrėjai. Tai turėsime 5 premjeras ilgametražio kino ir 7 trumpo metro. Ir tarp 5 ilgametražio filmų premjerų 3 filmai yra bendros gamybos su Lietuva, tai yra ir su kitom šalim. Tai mes irgi tuo ganėtinai džiaugiamės, tai šitų filmų pagrindinė šalis gamybos nėra Lietuva ir mes džiaugiamės, kad galėjome juos įtraukti šitą programą, todėl, kad parodyti, koks įvairus yra Lietuvos kinas ir kiek Lietuvos kūrėjai skirtingai prisideda prie tarptautinio pasaulio kuriamo kino. Tai pavyzdžiui, vienas iš tų filmų, kurį turėsime Kaimiečiai, tai yra animacinis filmas D.K. Velchman ir Hugh Velchman, kurie kino pavasarį jau rodė savo filmą Mūsų Vincentas, irgi animacinį filmą. Tai šis filmas yra darytas tokia pačia technika iš tikrųjų. Tai jisai yra nufilmuotas visų pirma su aktoriais gyvais ir vėliau kiekvienas kadras, praktiškai kiekvienas kadras yra nutapytas. Tai 1 sekundė įeina 12 kadrų. Tai, o tas kiekvienas kadras yra tapomas dailininko. Tai reiškia, kad per vieną dieną vienas dailininkas nesukuria 1 sekundės, nes jisai sukuria per vieną dieną tikriausiai 2 kadrus. Tai yra milžiniška produkcija, kurioje dalyvavo ir lietuviai. Tai taip prisidėjo lietuviai prie šio filmo gamybos. Kas dar yra įdomu, kad tai yra 19 amžiaus pabaigos pagal romaną, dabar visiškai man iš galvos iškrito autoriaus vardas ir pavardė. Neprisiminsiu, dabar neprisiminsiu, bet tai yra lenkų rašytojas, kuris yra gavęs Nobelio premiją literatūros ir tai yra jo kūrinys Kaimiečiai, jisai iš tikrųjų yra išverstas į lietuvių kalbą, galima paskaityti. Ir tai yra istorija apie merginą ir kaip jinai yra priimama kaimo bendruomenės, nors tuokiasi su turtingiausiu ir praktiškai vyriausiu kaimo vyru, nors iš tikrųjų myli jo sūnų. Tas pats filmo kūrimo būdas yra labai įspūdingas ir kadangi tai buvo 19 amžiaus pabaiga, tai režisieriai norėjo, kad atitiktų tas stilius tapymo, būtent 19 amžiaus pabaigos lenkų dailininkų tuo metu tapytą stilių. Tai jie išnagrinėjo ir kartu su dailininkais irgi išnagrinėjo kaip buvo, kokie buvo potėpiai, kokia buvo spalvų paletė ir taip toliau. Ir pagal tai, žodžiu, atitinka to laikmečio tapybą. Tai yra dar vienas iš Meno Avilio jaunųjų programerių pasirinkimas. Taip, jie labai pamatę šitą filmą, buvo neįtikėtinai sužavėti, aišku, ir pačios technikos, bet kartu ir tuo, kaip tai yra susijęs su kūriniais, kuriuos jie skaito mokykloje. Taip, kiti dar lietuviški filmai, kur yra bendra produkcija su kitomis šalimis, tai turime 2 latviškus filmus. Koprodukcija su Lietuva, tai turime filmą Mano laisvė Ilzės Kungos, kur ganėtinai daug prisidėjo režisieriai, lietuvių kūrėjai, tai ir prie garso, ir prie montažo, ir taip pat vaidina lietuvių aktoriai, tai vienas iš jų yra Meškauskas Dainius, tai jisai atlieka antrą pagal svarbumą vaidmenį, tai yra pagrindinės herojos vyras. Ir šitam vaidmeniui sukurti jisai turėjo išmokti latviškai ir nors mes esame broliukai ir tam panašiai, bet nemokame latvių kalbos ir iš tikrųjų nelabai žinome Latvijos istorijos ir lygiai taip pat nelabai žinome jų tokios kaip išsilaisvinimo istorijos. Ir išsilaisvinimo lyderės, sakykim taip, ir kas vyksta jos gyvenime, kai
jinai, gal judėjimas laisvumas lyderė, gal čia per smarkiai pasakyta, bet kas vyksta tuo metu jos gyvenime, Latvijai keliaujant į nepriklausomybę. Ir kitas filmas Marijos tyla, tai yra Latvijos režisieriaus Davis Simanis. Filmas irgi pagrindinė herojė yra stipri moteris ir iš tikrųjų gyvenusi moteris. Ir jinai yra, jos vardą ir pavardės dabar neprisiminsiu, bet jinai buvo nebylaus kino ir politinio teatro aktorė ir nors jinai yra latvių kilmės, bet labiau buvo žinoma Vokietijoje, nes tenais gyveno. Ir vienu metu istorija jos gyvenimo yra tokia, kad jinai atsiduria Maskvoje ir tenais pradeda vaidinti, bet iš tikrųjų yra apgaunama ir kaip režimo gniaužtai sugniaužia ir sugniuždo jos gyvenimą. Tai ir todėl, kadangi jinai buvo ir nebylaus kino aktorė, todėl šitas filmas yra juodai baltas. Tai irgi tokia svarbi, įdomi istorija ir šio filmo premjera įvyko Berlyno kino festivalį visai neseniai ir jisai laimėjo Akumeninės žiuri prizą. Tai smagu parsivežti šitą filmą ir parodyti Lietuvoje. Ir tada dar turėsime 2 dokumentinius filmus. Tai vienas iš jų yra Artūro Jevdokimovo net 8 metus kurtas filmas Lietuvoje, Danijoje ir Sakartvele. Vadinasi, Kalėdų eglutės gyvenimas ir mirtis. Tai čia yra sekamas eglutės gyvenimas. Ir Artūras atsitiktinai, būdamas Sakartvele, sužinojo, kad tam tikram regione, ganėtinai tokiam, sakykime, tolimam ar kaip čia, tokiam regione, to regiono medžiai prisideda prie mūsų kalėdinių eglučių, kurios mes turime, kad ir čia Lietuvoje namuose pas save. Ta prasme, iš to regiono yra vežamos kalėdinės eglutės į Lietuvą? Ne visai, ne. Ar čia intriga, kurią... Tai intriga, kurią pamatysite filme, kaip viskas vyksta, bet iš tikrųjų tai sėklos. Ir iš ten išgaunamos ir jos keliauja į Daniją. Danijoje auginamos tos eglutės, kur... šiaip dar įdomus dalykas, kur Sakartvele tie medžiai užauga, ten aš nežinau, 60-100 metrų, o iš tos pačios sėklos Danijoje išauginamos, tokios eglutės, kokios turėtų būti namuose ir ten jiems 100 metrų neleis nieks augti. Ir tada jos atsiranda mūsų namuose. Tai tas gyvenimas ir mirtis, tai čia ne vien susijęs su eglute, bet ir su žmonėmis ir tomis bendruomenėmis, kurios dirba ir augina jas, kad pasiektų mūsų namus. Tai toks dokumentinis filmas. Ir kitas filmas yra Eimanto Belicko Karta EU. Ir šio filmo istorija yra labai įdomi. Jisai pradėtas filmuoti prieš 20 metų. Tai Lietuva 2004 metais prisijungė prie Europos Sąjungos ir režisieriui Arūnui Mateliui tokia idėja ir bendraminčiams gimė, kad reikėtų nufilmuoti eurokūdikius, taip vadinamus. Tai tuos vaikus, kurie gimė tą dieną, būtent tą dieną, kai Lietuva prisijungė prie Europos Sąjungos. Ir jie skirtingose miestuose filmavo tos kūdikėlius euro, būtent ten virš 30. Ir vėliau kas kažkiek metų sekė jų gyvenimą. Tai važiuodavo komandos filmuoti ir žiūrėti, kaip jiems sekasi. Ir taip norėjo kaip pasižiūrėti, kaip ta karta auga. Ar jinai yra kitokia, kokios šiandien, ar jie kamuoja tos pačios baimės, kaip kamavo ankstesnės kartas, ką pridėjo žmogui, jo savimoniai, jo gyvenimui, priklausimas Europos Sąjungai. Tai būtent apie tą kartą, kaip jinai galvoja, ką jinai veikia, kas jos galvose ir fiksuoja tam tikrais etapais. Ir paskutinis etapas, kai jiems sukanka 18, tai čia prieš porą metų. Tai toks filmas labai įdomus. Ir tada turime labai greitai paminėsiu, nes gal neturime labai daug laiko, bet turime 7 filmų, trumpametražių filmų programą. Ir šiemet gavome tikrai didelį skaičių filmų, kurie norėjo patekti į šitą programą. Tai tikrai buvo sudėtinga atsirinkti ir nepateko daug įdomių filmų, bet pateko, mano mūsų nuomonė, patys stipriausi ir ryškiausi. Tai čia turėsime vaidybinių ir animacinių filmų. Bus animacinis filmas skirtas vaikams, Kanopas ir Pačiūžas, lėlinė animacija, Igno Meilūno, tada animacija Eglės Davidavičias, ta, kuri žino, ir 5 vaidybiniai filmai. Tai Mato Vildžiaus, Buritos Kapustinskaitės, Ieva Šakalytės, Martyno Norvaišos ir Luko Kacinausko. Kažkaip man atrodo, aš pirkau, yra dokumentinis filmas.
Dokumentinis, tikrai. Taip. Vienas iš jų bus dokumentinis. Jo, tai kalbant apie lietuvišką kiną, ar ne, tai šiais metais dėmesį skiriame ir režisieriui scenaristai Saulei Bliuvaitei, kuri pristatys tokių 2 filmų programą. Tai praėjusiais metais, ar ne, tą tokį šansą, galimybę parodyti savo filmą, savo jį įkvėpusį filmą gavo Vytautas Katkus, operatorius ir režisierius. O šiais metais pasikvietėme Saulę ir jinai pristatys 2 filmus, kuri šiaip ir paveikė ją, inspiravo ir yra svarbus jai. Tai į programą pateko Attenbergas, tai toks, ar ne, tos keistosios graikų bangos filmas ir meksikietiškas filmas Brangakmenių mantija, ar ne, pasakojantis apie tą Meksiką, kriminalinę Meksiką, kur su visais, žodžiu, tokiais pogrindiniu to pasauliu nematomu galbūt kiekvienam. O grįžtant, ar ne, čia prasidėjo šiek tiek kalba apie trumpametražius, buvo užsiminta apie lietuviškus trumpametražius, tai būtinai reiktų paminėti, kad yra didžiulė, ar ne, programa, visas rinkinys programų trumpametražių, kurie yra labai įvairūs ir kaip ir praeitais, kaip ir turbūt, nežinau, kiekvienais metais turėsime šiais metais meistrų programą, tai meistrai trumpai, kur bus pristatyti 3 meistrų filmai, tai čia išvysime Almodovaro, ar ne, paskutinį trumpą filmą, Beno Riverso bei Mondiko, režisieriaus prancūzų filmą trumpametražį, tai toks 3 filmų rinkinukas. Taip pat dėmesio skirsim Ukrainai ir Ukrainos jauniems kūrėjams, tam skirta programa Aidai iš Ukrainos, kuriuose jauni kūrėjai permąsto, ar ne, tiek Ukrainos dabartį, tiek bando galvoti apie ateitį ir kažkaip kai kuriais atvejais tie filmai ir netampa ir tokia kaip savotiška terapija ir bandymas kažkaip rasti būdus, kaip priimti, ar ne, ir kaip būti su ta tokia tragiška, ar ne, šalies situacija. Tai jauni režisieriai tikrai pasitelkia labai įvairias formas, nuo tokio eksperimentinio kino, animacijos ir dokumentikos ir net tokios kompiuterinės grafikos. Tai labai tokia įdomi ir programa, kuri atskleidžia tą, ar ne, Ukrainos tą tokį jaunų žmonių būklę. Ir tada turime konkursinę programą su 5 netgi tokiais rinkiniais, kuriuos mes suskirstėme ir tie rinkiniai, kiekvienas iš jų yra skirtas kažkokiai vis kitai, ar ne, temai ar potemiai. Ir kiekviena programa bus labai tokia eklektiška, įvairių žanrų. Tai, žinau, viena iš jų, tarkim, yra gamtastika, skirta tokia, ar ne, gamtai ir mūsų ryšiai su gamta, bet to pačiu ir galvojama apie ateitį, kažkokia futuristinė, ar ne, čia mes matysim ir kažkokias rajas, kurios kelia revoliuciją prieš žmonės, kurie teršia pasaulį. Gyvūnai, kurie jau pavirti į robotus ir yra gyvūnai robotų kūnais, ar ne, ir visų kitų tokių keistų dalykų. Tada yra kita programa skirta vyrams, tai pavadinimu Vyrai irgi verkia, kur atsispindi toks, ar ne, vyrų kažkoks ir jautrioji pusė, ar ne, visi mes čia mėgstame kažkaip, nu, plačiai yra, kaip sakant, vyrai kritikuojami dėl savo kažkokio mažo emocionališkumo ar panašiai, kieto kiauto, tai šita programa atskleis tą kiautą šiek tiek ir parodys tą vidų, ar ne, tai tikrai pamatysite realiai verkiančių vyrų kai kuriuose filmuose ir tiesiog sprendžiančių įvairias kažkokias savo vidinės problemas ir besistengiančių kažkaip ar ne išlikti savimi ir apskritai kažkaip būti kažkaip ko geresnė savo kažkokią versiją ir panašiai. Tada
tokia keista programa, kintantis kūnai, kintančios tikrovės, kurioje bus daug tokio eksperimentinio kino, tokių ne vienam filme susisieksime su anapusybė, su mirusiais žmonėm, kurie žemėje atsiduria ten, ar tai kažkokių medžių pavidalo ar panašiai. Tai toks mistinis seansas laukia. Tada Suri meilę, ar ne? Benita galbūt gali pratęsti apie kitas. Apie Surę meilę, Benita. Ką gali papasakoti? Suri meilę, tai turbūt iš savęs toks kalbantis pavadinimas, bet tai programa skirta trumpametražiam filmam, kurie kalba meilės tema, bet galbūt nebūtinai tik apie saldžią meilę, būtent apie skirtingus meilės skonius, kurias pajausit su kiekvienu trumpametro filmu skirtingu. Vis kitu. Ir daugiau lik ir viską paminėjai, Karol, nes minėjai užrašai iš anapus apie... Bet taip, tai Karol... Dar bus Lietuvos senoji animacija. Labai svarbu paminėti, jo, Lietuvos senoji animacija, kur bus tokia animacijos klasika, animacijos klasikų darbai. Bus 5 berods filmai. Nuo 70-ųjų iki kokių 90-ųjų kurtų. Gal 6 filmai, ar ne? Nuo 70. Jie visi yra naujai restauruoti, kai kurių premjeros jau yra įvykusios Lietuvoje, bet tai yra restauruoti filmai. Jo, taip tikrai bus labai gražus seansas ir tikrai fainai pasižiūrėti į tą seną animaciją, nes kažkaip senus filmus ar ne, tos vaidybinius kažkaip atrodo mes ir žinom visai neblogai, bet animacija truputį lieka kažkur pašonė. Gal mes ten tik tais, atsimena daug kas tą animacinį baubas. Kurio nerodysim šitai programai. Programai šitoj nebus, bet yra ir kitų puikių animacinių. Tai ir gali būti tikrai daugelių žiūrovų atradimas. Manau, kad tikrai nedaug kas žinos, daugelis gali nežinoti kūrėjų, nuostabių kūrėjų, kurios mes turime ir turėjome. Ir kurių darbai liko. Taip, labai spūdinga. Taip. Ir su gražia labai muzika, bet daug kur labai tos animacinėse filmuose muzika labai tokia įdomi ir netikėta, gal netgi tam laikmečio atrodo. Ir dar turėsime, kaip ir kiekvienais metais, šiemet irgi iš trumpo metro turėsime pačią trumpiausią naktį. Tai šiemet pati trumpiausia naktis truks šiek tiek ilgiau negu 5 valandas. Šitoje programoje bus filmų iš konkursinių programų, bet tuo pačiu bus ir filmų, kurie specialiai yra atrinkti kino nakčiai. Tai turėtų būti toksai patyriminis seansas, jau tikrai galima vadinti seansu, su daug skirtingo kino, kuriame bus ir dokumentinių trumpo metro filmų, ir nemažai eksperimento, ir vaidybinių filmų. Tuo pačiu ir emociškai ta pati naktis bus tiek hipnotizuojanti, tiek kartais prajuokinanti ir pažadinanti iš galbūt kažkokios transo būsenos. Tai tikrai tiem drąsesniem trumpo metro mėgėjam, kurie nori patirčių, tai... Jo, ir šiemet bus rodoma Klaipėdai, Kaune ir Vilniui, trijose miestuose. Ir pabaigai apie trumpukus tikrai visai verta paminėti programą Vaikams trumpai, kur yra skirta vaikams ir yra skirta tokiems mažesniems vaikams. Visi animaciniai filmai yra nebylus, labai įsiskiria savo animaciją, savo istorijom, labai žaismingi, tikrai labai kūrybingi filmai ir ten galima tikrai žiūrėti ne tik vaikam ir suaugusiam, manau, tikrai patiks ir suaugusiam, tai veskite savo beibius į šitą seansą. Beibiai čia pradinukai ir dar mažesni? Dar mažesni. Čia jau visai. Iki mokyklinukams. Labai, iš tikrųjų, mes ir apžvelgiam visą programą praėjom, tai gražiai pabaigiam su beibiais. Geras kinas, tik geras. Ateikite filmus. Taip, geras kinas, tik gerą ir susitiksime kino salėse. Labai laukiam. Ačiū. Iki. Bye bye.